mano sesijos yra visos transformacijos, net jeigu jūs tik tai klausot, jums užeina tiek, kiek reikia ir todėl dirbkit tuo pačiu metu. Taip. Tai dabar trumpai užsimerkiam, standartiškai, iškvepiam viską, kas mums gali sutrukdyti, susilygiuoti su savo vizija. Taip, tarsi užduosim kitam mėnesiui susilygiavimą. Taip, brangiai. Užsimerkiam, įstaisom patogiai. Taip, įsijunkit garsus, kurie gali sutrukdyti. Nieko nepraleisit, aš pati irgi išsijungsiu. Taip. Mes niekur neskubam, viską spėsim. Viską spėsim ir padarysim tai, ką turim padaryti. Ir šios dienos tema toliau vidinis darbas. Kažkodėl neįvardinu, nes aš jaučiu grupę, tiesiog būna taip, kad mintis nuneša į šoną ir aš dėl to savęs negraužiu, nes vadinasi, kažkam to labai reikėjo. Ir greičiausiai net ne vienam žmogui, kad pasakyčiau tai, ko ir neplanavau. Taip, todėl kol kas mano zūmai yra tokie, be konkrečių pavadinimų. Tiesiog pasitikėkit. Taip, pasitikėkit ir tikrai įvyks poslinkis. Kam toksai? Taip, per protą, stengiuosi pateikti per protą, tai jokia ezoterika. Tos pačius dalykus, jeigu mes galim paaiškinti logiškai, tai yra jau mokslo įrodytos žinios. Vadinasi, mūsų protas, jeigu jau tai suvokia, supranta, jis tuomet tai įsileidžia į vidų. Tai ką, ir šios dienos tema yra kostiumai. Jeigu jums kostiumai, taip. Mes praeitą kartą kalbėjom apie tapatybės, o dabar pažiūrėsim truputėlį iš kitur, lyg ir tas pats, bet dar giliau, nes vienam reikia tokio priėjimo, suvokimo, kitam žmogui reikia per aplinkui. O dar jeigu tas tapatybę supratot, tai dabar dar vieną sluoksnį užsidėsim, dar giliau panersim ir tada dar aiškiau, ir tada ta motyvacija ir kelionė į savo norus, į savo tikslus, į savo svajonės yra dar brangiai lengvesnė. Taigi jau paleidot viską, ar neiškvepiam viską, kas mums gali sutrukdyti ir atviros, tarsi, įsivaizduokit, atsiveriam informacijai, tai, kuri man reikalinga. Duokit savo ketinimą šiai sesijai. Duodu savo ketinimą priimti tai, kas mane pakylės, kas man duos daugiau įkvėpimo, kas man duos daugiau spartos ir lengvesniu būdu keliauti į savo viziją. Ir dar fone paleiskit savo ketinimą. Taip, pasikvieskit savo ketinimą, bet dėl ko aš klausau. Ne taip, kad tik vidinį kažkokį tai darbą darysiu. Ne, mano šitas vidinis darbas skirtas, kiekvienas savo, kaip pavyzdys, skirtas tam, kad aš pasiekčiau tam tikrą rangą. Man reikia, tarkim, tam tikro rango. Kiekvienai skirtingai. Kitai gal šitas vidinis darbas skirtas, kad aš įveikčiau kažkokią tai baimę arba atrasčiau daugiau pasitikėjimo, bet dėl irgi konkrečiai, kas už to? Gal tu nori būti matomesnė savo klientam. Gal tu turi kažkokį konkretų pirkinį ir tau trūksta drąsos pritraukti pinigams gausiai, kurie reikalingi tam pirkiniu. Tai va, dabar fone įsivardinkit kiekvieną savo intenciją, ketinimą. Taip, kad tai būtų kartu su jumis. Ir tuomet bus toks kaip ir neuronų jungtis, kad tai, ką mes šiandien darysim, jūs pasislinksit arčiau savo vizijos. Vardant to. Taip, tai dabar kiekvienas duodu akimirką, dėl ko aš tai darau. Ne šiaip savo, kad atėjau paklausyti, nes jeigu atėjau tik paklausyti, tai va čia įeis, ten išeis ir viskas, brangiai. Taip, na, taip, energetiškai per mano balsą, per jūsų klausą, poslinkis bus, bet jeigu jūs tai sujungsit su savo tikslu, tai bus kryptingas poslinkis. Ir būtent ten, nes galbūt jeigu jūs nepaleidžiat intencijos konkrečios, tada, kažkur kitur pasislinks. Tiesiog, kas ten lengviau pas jūs gali pasislinkti, kur mažiau reikia pokyčio. Ir šiandieną apie kostiumus. Tačiau ne apie tuos kostiumus, kuriuos, kažkokius tai rūbelius apsirengim. Čia aš taip sąmoningai pavadinau kostiumai, tai yra tarsi mūsų rolės, mūsų vaidmenys, paremti mūsų įpročiais ir strategijomis. Taip. Veiksmai eina iš vidaus. Taip. Mūsų kostiumas
jisai ant mūsų uždeda, mes kai rūbus rengiamės tarsi išoriškai, bet čia kalbėsim apie rolės, kostiumas rolė, vaidmuo. Vadinasi, šitas kostiumas mes jį kitaip užsidedam, mes jį užsidedam iš vidaus. Ir dažniausiai nesąmoningai vaikštom viename kostiume, kai pagal viską, jeigu jūs norit kryptingai eiti ten, kur norit, reikia mokėti persirengti kostiumus pagal situaciją. Va tuomet jūs gausite iš gyvenimo visur maksimumą ir perpus lengviau negu kad, tiesiog iš logikos fiziškai per jėgą. Mano visas tikslas, kad kuo lengviau, kuo paprasčiau. Tai dabar jūsų tikslas, aš duosiu tą kaip ir teoriją, tuo pačiu ir praktiką, o jūs atsekit, kur jūs dažniausiai būnat. Pačiai jūsų ir bus tas didžiausias poslinkis, kai atrasit, kur aš esu, pagal mano apibūdinimus. Tada jau jūs žinosit, kad šitą kostiumą man gal reikia nusirengti ir apsirengti kitą kostiumą. Ir vat iš tų kostiumų, kuriuos aš pavardinsiu, jų yra labai labai daug, bet pristatysiu tą, kuris labiausiai tinka veiklai, verslui, kadangi vis dėlto mūsų mokymai yra dėl gausos. Tai kaip pavyzdys dabar, pirmą kostiumą aš pateiksiu tą, kur jums dabar vaizdžiai suprantamas. Šiuo metu aš jums pasakoju, aš vedu, vadinasi, aš esu vedanti. Galima vadinti mentorė, galima vadinti, kiekvienas turit savo, lektorė, mentorė, guru, nesvarbu, tai yra tik žodžių žaismas, bet aš esu vedanti, jūs esat klausantis, priemantis informaciją. Ir vadinasi, aš esu, sakykime, mentorės, lektorės kostiume, o tai reiškia, kad aš turiu vesti taip, kad jums būtų įdomu. Turiu valdyti savo balso intonaciją, kad jūs neužmigtumėt nuo nuobodumo. Vadinasi, kažkiek pakeliu, kažkiek nuleidžiu, kažkada užtylu ir padarau pauzę. Turiu atsakyti į temą, kurią šiandieną pasirinkau. Tai mano kostiumas šios dienos, kaip pavyzdys. Tai aš jau negaliu visiškai nutilti ir laukti, vadinasi, aš turiu visada vesti šitą mūsų sesiją ir taip vesti, kad jums liktų pėdsakas. Ir dabar einam dar link kito. Pavyzdžiui, irgi kad protas pradėtų suprasti, priimti, tada bus lengviau priimti kitus kostiumus mūsų. Pavyzdžiui, jeigu aš esu mamos kostiume, mamos rolėje, ir aš bendrauju tuo metu su vyru. Tik buvau su vaikais ir mano tas mamiškumas išliko ir atėjo vyras ir aš jam ten kepuraitę ant galvos, šalikėlį, lėkštę, valgyti viską, kaip mama. Atrodytų, aš myliu vyrą ir aš taip elgiuosi. Bet tuomet tarp jūsų ir vyro nebus energetinės jungties kaip tarp vyro ir žmonos. Nes kai jūs susitikot, susipažinot, tuomet pas jūs buvo draugės. Draugės, pavadinkim, meilužės galbūt kostiumas, tas aistringumas. Jūs buvot kitokia. Jūs nebuvot mama savo vyrui nuo pat susipažinimo. Nors yra situacijų, aišku, kai mama pritraukia berniuką ir atvirkščiai, bet aš dabar tokiom bendrom labiau suprantamom. Tai jeigu jūs, kai susipažinot, kai degė abiejose pusėse, žodžiu, aistra, ir kai jūs pradėjot gyventi kartu, jūs perėjot į mamos rolę, tuomet jūsų tas konektas kaip žmonos pradeda atsitraukti. Ir ateina laikas, kai jūs nenorit vienas kito. Ir tai ne vien hormoniniai pokyčiai, jie dar greičiau vyksta neigiama prasme, todėl kad jūs ne tam kostiume, ne toj roliai. Jūs pabuvot su vaikučiais, pamiršot nusimti savo mamos kostiumą ir atėjo vyras ir jūs toliau kaip mama. Ir kai kostiumai netitinka situacijos, kyla konfliktas. Ir tada ir yra šeimos ir nesusikalbėjimai, ir visa kita. Tai dabar einam jau link mūsų gausos temos ir gausos temai aktualių kostiumų. O jūs bandykit kiekvieną pasimatuoti ir atsekti, kiek manyje to kostiumo yra. Pradėsiu nuo tų, kurie mums trukdo eiti. Taigi, auka, dar toksai suprantamas žodis, burbuliuojantis žmogus, nelaimingas, viskas blogai, nuskriaustas, nieko negalintis, nes priklauso nuo aplinkybių. Ir būtent aukos
kostiumas, va šito nepatenkinto žmogaus kostiumas yra antipinigų, antigausos kostiumas. Ir dažnai vat, žmogus įsinėręs į šitą kostiumą, nesąmoningai jis jį taip dažnai nešioja, kad jau pamiršta persirengti ir nesąmoningai reaguoja kaip iš aukos pozicijos, būsenos. Ir čia dar prisideda kitas sluoksnis. Koks aš ypatinga. Atskamba kaip ir neblogai. Liktai viskas gerai. Tačiau, kai jūs esat su aukos kostiumu, su tuo, kuris nuolat pupsi ir norit pasirodyti ypatingu, jūs savo ypatingumą parodot per kokios ypatingos jūsų problemos. Kaip jums ypatingai sunku, kaip jūs negalite eiti į verslą, kaip jums nėra laiko, jūs nuolat užimta ir viskas yra per šitą, kad jūsų problemos ypač ypatingos ir todėl jūs negalit pritraukti nei gausos, nei sveikatos, nei būti mylima ar mylimas. Taip? Bet atkreipkite dėmesio ir gaudykit save. Čia gal ir duosiu tokią bendrą užduotį savaitei. Pažaisti va šitos kostiumus, stebėti. Nuo šitos sesijos, o dabar jūs klausytojų kostiume, ar ne, tiesiog priimantis informaciją, nes jeigu esat viską žinantį, va tokį kostiumą uždėjusi, su karūna, ar ne, tada aš negaliu priimti informacijos. Bet jeigu jūs norit, kad ta informacija per jūs praeitų, tada aš esu vadinasi atvira klausytoja, dalinai galima sakyti, besimokinanti, bepriimanti, taip, pat dabar toks kostiumas manęs beklausant jums būtų naudingiausias. Vadinasi, tuomet būtų pas jūs atvirumas ir smalsumas. Taip, dabar einama prie kito kostiumo. Žmogus su 99 procentų nuolaida. Taip. Kas mane pasirinks, tam didelis ačiū. Ir va toks žmogus yra pasiruošęs padaryti viską, kad tik jį pasirinktų. Dažnai būna santykiuose šitą kostiumą mes susidedam tarp vyro ir moters, ypač jeigu bijom prarasti savo antrą pusę, tada mes įvejamės, o brangusis, o kas negerai, o gal aš galiu dėl tavęs pasikeisti, o gal tau čia kitaip patiekalus gaminti, o gal man čia kažkaip kitaip su tavimi elgtis. Tai va čia yra žmogus su 99 procentų nuolaida. Arba jeigu aš turiu produktą, jeigu aš turiu kažkokią verslo idėją ir aš vejuosi savo klientus, o tu pažiūrėk, koks pas mane geras produktas, žinai, aš tau atiduosiu už savikainą, tu tik nupirk. Va čia yra žmogus su 99 procentų nuolaida. Ir atsekit, ar nesielgia taip, kai norit išlaikyti ar parduoti, arba tiesiog komunikuodamas, bendraudamas, kad jų žmogus pamiltų, mes visi norim meilės, tai natūralu, čia mums genetiškai iškoduota, bet vardan to, jeigu aš užsidedu tą žmogaus kostiumą su 99 procentų nuolaida, kad aš jau kilimėlis būsiu tau, tik tu man duok tą meilę, tada žinot, kaip elgiasi. Kilimėlį paprastai būna valomos kojos, jūs to tikrai nenorit. Ir labai svarbu yra, vadinasi, balansas. Taip. Dar gali būti ego kostiumas, kraštutinumas. Va čia tas žmogus su nuolaida, kuris visiškai neturi vertės, o kitas variantas, man nepatiko, aš užtrenksiu duris, tai yra ego kostiumas. Vat bus tik taip, kaip aš sugalvoju, va tik taip ir ne kitaip, jokio lankstumo. Tai vat jeigu aš viską žinau, viskas tik pagal mane, neanalizuoju, toks užsispyręs žmogus, ar ne? Va taip senais kažkokiais įtikėjimas, kad turi būti va taip ir ne kitaip. Tai irgi, sakyčiau, yra kvaila. Nes lankstus žmogus, jis prisitaikys, jis praeis vardan savo tikslo, jis nedaužys galvą sienos. Jisai tiesiog, gerai, čia man netiko, nepatiko šitas žmogus, aš jį apeisiu ir atfiltruoju, paleidžiu jį toliau. Tai paleidžiu savo ego, kad turi būtinai tas žmogus būti pas mane. Dabar kitas, sakyčiau, slaptas, dažnam įprastas biorobotas. Bioroboto kostiumas. Ir kaip atpažinti? Taip, jau supratot, robotas, kuris mechaniškai, automatiškai kažką vienodai kartoja, o bio, tai todėl, kad žmogus jisai yra gyvas, mes esam gyvas, ne? Gyvas biorobotas, įsivaizduokit, kaip atpažinti.
Ką toks žmogus dažnai sako, kokios frazės? Aš ne, o jeigu. Tiesiog jis bijo gyventi, bijo žaisti, visur abejoja. Taip. Ir mes tame etape, mes realiai visus kostiumus dažniausiai praeinam. Tik tai ir pasiliekam tuos, kurie mums dėl kažko tai naudingi. Taip, tai praėjom ir šitą, ir tuos anksčiau minėtus, ir galbūt kažkur būsit užstrigę, tai stebėkit, labai svarbu atsekti. Šitie žmonės bioroboto kostiume, jie turi daug baimių. O jeigu jie dirba komandoje, jie laukia nurodymų. Ir kad mes esam bioroboto kostiume, mes išliekam protingi. Tai nereiškia, kad mes esam kvaili, bet mes laukiam nurodymų, kad mums kažkas pasakytų. Eik ir padaryk tai. Tačiau biorobotam daug nemoka. Taip, tai yra strategija be pinigų. Galit gauti minimo, jeigu esat samdomam darbe, bet jūs nebūsit vertinamas darbdavio ir netrukus paaiškinsiu, kodėl. Nes daug moka išradėjų, kuris eina į baimės, tai yra lyderis ir kūrėjas, su tais kostiumais. Ir dabar einam toliau, paskui padarysiu apibendrinimą. Vaiko kostiumas. Jau čia toks truputėlį geresnis. Taip. Tik tai šitas kostiumas turi kelias pusės. Vaikas tai yra žaidėjas. Va dabar tarsi, ar ne? Dabar aš stebėsiu visus, kokiame kostiume jie vaikšto. Ir tuo pačiu aš. Jums tai svarbiausia ne kitus stebėti, bet save. Bet šiaip iš tikrųjų labai įdomu pastebėti ir kitus. O tas vaikas, jisai su žaidimu, su įdomumu, su ugnele. Jisai žiūri, o kaip čia viskas veikia, ar ne? Kaip maži berniukai, jie ten nardo, rakinėja, dėlioja, ar mergytės, ten lėlytės nurenginėja, o kaip čia tie rūbeliai, o kaip čia gražiau aprengti. Smalsumas. Tačiau pas kai kuriuos vaiko kostiumas yra, gal pasakykime, sutryptas ar sunaikintas dar vaikystėje. Čia tų žmonių, kurie augo sudėtingose šeimose. Ir tie vaikai, kuriems skirta mažai dėmesio. Jie tuomet nustoja domėtis, tas domėjimasis jau gaunasi iš suaugusio pozicijos. Jie nustoja žaisti, jie pradeda gyventi suaugusių gyvenimą. Bet čia ir gerai, ir blogai, tačiau jie praranda tą žaismingumą. Kaip dar atpažinti, kad aš esu vaiko kostiume? Norite kažkur važiuoti, bet tingėsi. Kažkur kviečia, ar reikia kažką daryti, geriau liksiu namuose, pažaisti, pažįstama man čia viskas. Ir čia toks dar vaikas su biorobotu sumišęs. Taip, tas toks, kad manęs nepakvietė, man nepasakė, kad reikia, bet aš liksiu namuose, man čia žinoma vieta. Čia gal daugiau netgi ne vaiko, o bioroboto kostiumas. Nes man čia viskas žinoma, o ten man jau neaišku. Ir kad jau taip nukrypo mintis, kai renkiesi mažai, bet tai, kas žinoma. Va čia irgi yra bioroboto kostiumo simptomai. Ir tada vietoj didelio pasaulio mes pasirenkam labai labai mažai. Vietoj didelių galimybių mes pasiimam tik kruopelytę. O čia reikėtų užduoti klausimą, o kodėl aš to nenoriu? Kodėl aš nenoriu kažkur važiuoti? Kodėl aš nenoriu eiti į didesnės galimybės? Ir tik taip jūs galite susipažinti su naujomis žmonėmis ir naujais variantais, naujomis galimybės. Taip, jeigu dabar dar grįžtam prie vaiko, pliusų vaikas tai atvira širdis. Ir čia tas vaikiškas kostiumas mums naudingas tik tuomet, kai mums reikia kažką išrasti, nes jis rakalioja ir jis tada atranda, išranda. Bet neigiama šito kostiumo pusė, jeigu nelaiku užsidedat, tai yra tas neatsakomybė. Aš negaliu prisimti atsakomybės. Vaiko kostiumas naudingas, kai reikia eiti, žaisti, kai aš bijau, bet užsidedu, kad man smalsu, einu ir žaidžiu. Čia yra gerai. Bet jeigu aš neprisiemu atsakomybės, nes mes tada turim, jeigu mums kažkur reikia priimti sprendimą, mes tada dedamės kitą kostiumą.
to žmogaus, suaugusio žmogaus, mes jau einam link svarbesnių, kurių mums reikia verslui, link lyderio kostiumo. Taip, žmogaus, kuris priima sprendimą. Jeigu jūs būsit su kostiumu žmogaus, kuris jau priėmė sprendimą kažką padaryti, o kitoj pusėje bus jūsų oponentas, kuris atėjo į pokalbį su jumis be sprendimo, nepriėmęs viduje sprendimo, kad va bus taip ar kitaip, kaip jis norėtų, jis nežino, kaip jis norėtų, jūs garantuotai laimėsit. Nes jūs jau turit vidinį sprendimą ir tvirtą, o sprendimas tvirtas kada yra? Tada, kai aš einu ir darau. O čia yra požymis. Jeigu aš tik sėdžiu ir laukiu, aš dar nepriėmiau sprendimo. Bet čia, tarkim, kaip ir Yes Global, ar ne? Jeigu aš sėdžiu ir laukiu, nesirodau, neinu į mokymus, nekalbu savo galimiem partneriam, aš dar nepriėmu sprendimo. Aš dar laukiu kažkokio tai, arba kai man kažkas jau stipriai už pakaliuką įspirs, arba kažkokiu aplinkybių ypatingų. Laukiu. Čia nepriimtas sprendimas. Ir čia pinigų dėja nėra. Taip. Taip, brangiai, gerai. O dabar koks žmogaus kostiumas, kuris priėmė sprendimą? Bet toks žmogus yra susikoncentravęs, veikia nežiūrint į aplinkybės, nuoseklus, pagalvojo, padarė, laikosi savo plano. Taip. Ir jis daug nesvarsto, ten bus gerai, bus blogai, vienas gali 10 kartų matuoti, testuoti, žiūrėti, o kaip čia tobulai padaryti, skaidrės, o kitas, o atėjau ir padariau taip, kaip moku. Ir tobulinu pakeliui. Ir vienas 10 kartų matavo ir prarado ten gal 3 mėnesius bematuodamas, besiruošdamas, ten tobulai kalba ir tobuliem mokymam, o kitas atėjo ir padarė, va taip, kaip jam šiandieną įkvėpimas buvo. Ir jis padarė, ir jis paaugo, jis galbūt pasimokino, jeigu kažką netai padarė, patyrinėjo rinką, jeigu ten Facebook'e kažkokį laivą darė, kuris daugiau išlošė. Taip. Ar tas, kuris jau buvo priėmęs sprendimą, kad einu ir darau taip, kaip gaunasi, ar tas, kuris yra tam kostiume, kad aš dar tobulinsiu. Čia geros mergaitės, gero berniuko, gal to perfekcionisto, net ne geros, o tobulos. Noriu padaryti viską tobulai. Tai va, jeigu aš su šito kostiumu nuolat vaikštau, stengtis reikia, bet jūs stenkitės pakeliui, nes kitaip jūs prarandat daug laiko. Vadinasi, nusirengiat, pažinau, kad aš su tuo kostiumu kaip išblizginti, išsackinti, va tada jau aš eisiu kalbėti. Kai dar va šitie žmonės mokosi, čia brangiai ir aš tame esu, ir aš nuolat tame save iš to ištraukiu. Taip mums mokintis reikia, tačiau ne nuolat. Tai vis, jeigu tik pamatau, kad jau ant to grėblio, kur perkam brangius mokymus, nes man dar tarsi kažko trūksta, ar ne? Tai va, save stabdo, metam tik vieni brangus mokymai, čia aš tau dabar taip esu pasakius, metams vieni nedaugiau. O va tokių, kaip jūs dabar gaunat mokymus, jie nėra dideli, taip, tai netima daug laiko, prisijungiat, paklausėt, tuo metu pasvaršiau, kokiam aš esu kostiume ir tada jau stebiu. Sąmoningai nusirengiu ir apsirengiu kitą. Taip, tokius priimkit, bet kur aš nuolatinis mokinys, kai man, va taip gal pažiūrėkim, jeigu mokymasis man trukdo veiksmams, vadinasi, jau aš esu tas, kuris bando ištobulinti, išsackinti, išgražinti. Ir tada labai lėtas rezultatas. Ir per tą laiką jūsų jau ir žinios galbūt net pasensta. Man yra tai buvę, nusipirkau mokymus, praėjo geras pusmetis, žiūriu, kad jau, o ypač kai mokymai susijęs su tiesiogiai pardavimais, su marketingu, žinot, kaip greit dabar keičiasi socialinės medijos. Nes sužinojau, darau, viskas. Va taip turi būti. Gerai, dabar, dar grįžtam prie to, kuris nepriėmė sprendimo. Jis tiesiog laukia instrumentų, kurie galėtų jam padėti. Va dar kažką tokio stebuklingo. Bet neveikia. Jis tik laukia, renka, koncentruoja, rašosi, papkytės, dėliojasi ir kada nors pradėsi. O gali būti, kad tu ir nepradėsi visai. Per savo tą tobulumo kostiumą. Tai brangiai. Ir dabar apie priėmusį sprendimą pakalbėjau. Einam prie svarbiausio kostiumo. Karalius, karalienė. Čia pasimatuokit, kuriam kas tas žodis labiau tinka.
Karalius karalienė, ar ne? Kas yra karalienė? Kai kam tai yra, nu, tipo ego su karūna, aš čia pati. Ne. Mano, pavyzdžiui, karalius karalienė, tai yra tas žmogus, kuris prisiema atsakomybę už tai, ką kalba, jis to tiki, jis tai pamatavo, arba per kitų pavyzdžius panagrinėjo, ar ne? Ir eina ir daro. Kuris nelaukia tobulo momento. Taip, kuris atsakingas ir už save, ir už savo grupę jaučiasi. Jis nesijaučia kaltas, jeigu ten kažkas grupėje netaip nutiko, bet jis nebijo prisimti atsakomybę už grupę, jis nebijo pateikti informaciją tai grupiai, savo auditorijai, savo sekėjams. Taip. Ir karalius karalienė nebūtinai turi gražiai atrodyti. Tiesiog viduj būsena, tas kostiumas, ne tai, kad jisai išstatkintas, išdalintas. Taip, kai dar ir išorė atitinka, tai irgi labai svarbu. Bet kai eina vidinė būsena, tas nematomas kostiumas karalienės, bet kokią erdvę žmonės tai jaučia. Nes kas tai yra? Galima pasakyti karalius karalienė, galima pasakyti lyderis, tik čia yra lyderis truputėlį subtilumas. Lyderis toks daugiau, man toks daugiau vyriškas, ar ne? Čia kiekvienas pasimatuokit, bet jie yra labai panašus ir jie būtų panašiai veikia. Rezultatas praktiškai, sakykim, tas pats. Kiekvienas savo atsakykit, kas yra karalienė. Man tai yra tiesiog didinga, prisižiūrėjusi, išmintinga, niekur neskubanti. Taip. Čia nereiškia nieko nedaranti, bet jinai neskuba. Bėgioja liokajai, tie, kurie patarnauja. Karalienė, kuris sprendžia, jai reikia pagalvoti, jai reikia priimti sprendimus, jinai viską daro ramiai, be chaoso. Tas, kuris greit bėgioja, jis daro šimtą veiksmų ir gali būti, kad per tą savo chaosą, kai jis bėgioja, nepriėmė sprendimo, taip, chaotiškai, jis nepasislenka į priekį. Taip. O karalienė, tai jinai priėmusi sprendimą. Nu, ar sakykime lyderė, jeigu tas žodis lyderė, karalienė netinka, kaip lyderis. Jis priėmė sprendimą, jis žino, kur eina, jis labai aiškiai mato savo kryptį, jis daro veiksmus, žinodamas, dėl ko tai daro. Bet tai yra labai svarbu. Kodėl ir šitos sesijos pradžioje sakiau, užsidėkit savo tikslą, kam tai panaudosit. Jūs tarsi nesąmoningai manęs klausot, išgirstat, matuotės jau tos kostiumus, aha, šitas negeras, šitas man labiau padėtų. Ir jau sąmoningai pradėsit, tarkim, po šito mūsų susitikimo, jau dienos eigoje atpažinti, o kokia aš dabar esu kostiume. Taip? Taigi grįžtam prie šito naudingo, vertingo jums karalius, karalienės, nu, man vis dėlto aš dar prie šito imperatoriaus, kaip kas skamba, prie tos didybės. Kaip aš esu didinga jau dabar, man nieko netrūksta, aš jau dabar, va dabar prajauskit, o čia jau mūsų praktika, nes anų kostiumų nebuvo būtinybės matuotis. Karalius karalienė, kur jau priėmusi sprendimą. Dabar prisiminkit, jeigu jūs esate čia, vadinasi, jūs esate Yes Global partnerė, jūs priėmėt savo sprendimą pasiekti tam tikrą rangą, pakviesti žmonės, turėti savo komandą, uždirbti, na ar galų gale tapti sveika ir savo pavyzdžių kurti komandą. Taip. Tai dabar prajauskit, aš priėmiau sprendimą, įsivardinkit kiekvieną savo rangą, kur dabar toliau aukštesnis, kam pirmas rangas, goldas, ten tas 2,5 tūkstančio, kam aukštesnis, neimkit labai toli, kad protas netmestų, kad jis labiau suprastų. Na, imkit sekantį laiptelį, kuris arčiausiai. Taip. Arba jeigu dėl sveikatos, tai vienas, aš save jaučiu, aš esu ta, kur jau sveikesnė. Taip. Ir ta karūna, tai tarsi toks, kaip štampas, tai ne dėl ego, ne dėl to, kad aš aukščiau už kitus, bet dėl to, kad aš save apdovanoju savo nematomą karūną. Taip, jau už tą, kas pakeliui, jau už tą rangą, kuris pakeliui. Aš tiesiog viduj žinau, kad aš jau tame rangė, va dabar prajauskit, aš jau tame rangė. Dar, kad būtų lengviau, tom, kuriom sunku prajausti, pamatyti, užsimerkiam. Dabar visiems duosiu trumpą, tokią labai gerą praktika, kurią gali daug kur panaudoti ir jums padės persijungti į kitą kostiumą, į kitą būseną. Dabar įsivaizduokit per save, kaip būna X, Y, šis ir nulis. Aš paprašau dabar jūsų persijungti į nulinę būseną. Visiškai be jausmų, be emocijų. Dabar jūs dar esate tokie, kaip ir esu lyg niekas, toks neutralumas. Aš esu visiškam neutralume.
Bet kada, kai jūs norite iš vieno kostiumo peršokti į kitą, labai gerai, va, pajausti pirmiausiai neutralumą. Galite įsivaizduoti tą skalę prieš save. Ir dabar aš jūsų paprašysiu į teigiamą pusę pajausti tokia iš neutralumo aš stipri, va tą jėgą vidinę. Mes visi turim vidinę jėgą, energiją, kaip galim skirtingai vadinti. Įsivaizduokit, žiūrite tą skalę ir 20% pajauskit save labiau koncentruotą, labiau grakšti. Tokia truputėlį, nepilnai, kad aš ten jau iš karto karalienė, bet tokia karališkesnė. Aukštesnio luomo, pati savo aukštesnio luomo, 20%. Iš neutralios būsenos pridedu savo tos gracijos. Aš sakau žodžius, o jūs prajauskit per savo kūną. Didingumo. Dabar ne pati, aš prašau tik 20%. Išmintinga. Taip, vat kaip man jaučiasi aš išmintinga, va tokia, daugiau negu nuo nulio. Niekur neskubanti. Taip, pajauskit kūną, vat aš einu, niekur neskubu. Besimėgaujantį. Vat kaip tas jausmas jums jaučiasi. Ne? O dabar keliam dar, stiprinam. Galite įsivaizduoti, kad rankose turit pultelį ir pati galit valdyti savo va tą kostiumo stiprumą. Iš 20% padarykit 50. Dar stipriau. Nes mūsų psichika, jinai palaipsniui priima pakitusias būsenas, jausmus. Aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad jūs pati valdot save. 50% dabar jūs esat karalienė, tokia dar grakštesnė, gracingesnė, dar labiau prisižiūrėjusi, dar daugiau viduj didingumo, išmintingumo, va toks, aš esu išmintinga. Tiesiog, aš jau esu išmintinga, gimiau išmintinga. Niekur neskubanti, besimėgaujanti. 50% dar labiau besimėgaujanti. Gerai. Dabar sustabdom, aš noriu žaisti, kad išmoktumėt valdyti. Taip, sustabdom, vėl nuleidžiam į neutralumą. Aš ne karalienė, aš vėl neutrali. Neutralumas. Tiesiog man viskas, galima sakyti, vienodai. Visiškai vienodai, mane nieks nedomina, nei pinigai, nei vaikai, nei vyrai, nei meilė. Tiesiog aš toks kaip ir niekas, nulis, taškas, iš kurio ir einu kažkur tai, aukštyn, žemyn. Ir dabar paprašysiu jūsų pajausti žemyn skalę į minusinę. Aš esu nusivylusi. Tiesiog, -20, nereikia daug, -20. Pajauskit nusivylimą. Nusivylusi, apatiška, kažkas nepasisekė. Truputėlį, kad būtų lengviau, nuleiskit petukus, gal truputėlį panarinti galvą. Aš esu nusivylusi. Nelaiminga, apatiška, o čia nuo kitų priklausoma. Tas moteris, vyras nepriėmusi sprendimo, besiblaškanti. Truputėlį pajauskit. Kitokia būsena, ar ne? Pavyko, aš manau, visiems pavyko. Ir dabar vėl stabdom, vėl keliam į neutralią, nulis, nes kai mes šokinėjom kraštutinumus, protas nepriima. Vėl į nulį, į neutralumą. Taip. Ir dabar sąmoningai 100% karalienė. Sąmoningai, mes jau pirmai treniravomės. Maksimumas. Nugarytė tiesi, pečiai atlošti, jeigu gulėdama klauso, tiesiog tiesiau atsigulkite, jeigu sėdėdama truputėlį pasitempkit, gali būti užsimerkus, atsimerkus, tai yra nesvarbu, kaip kam geriau priimama informacija. Pasitempusi, net pajauskit fiziškai, kad pas jūs ten valdovo karūna, žaidžiam su pasąmonė. Taip. Ir aš jau esu tam kitam rangė savo, ko aš siekiu, ar kitam sveikatos būvė, ar turiu didesnę komandą. Ar aš esu lektorė, savo grupėje vedu mokymus, bet jau dabar 100%. Toks tvirtumas viduje, aiškumas. Aš priėmusi, dabar labai geras momentas su mano vedimu, aš priėmusi sprendimą, dabar aš priėmu sprendimą, dar tos, kurios nepriėmusio sprendimo. Tapti tuo sekančiu rangu.
Jūs jau esate aukštesniam rangė, mes galim pažaisti psichikai dar, kad būtų inkaras toliau. Jūs jau padarėte tą truputėlį aukštesnį, nors ne, gal pagal faktą, kur dabar esate finansiškai, pagal faktą. Kažkas kažkuriam rangė, vat pajauskit savo dėkingumą, kad aš jau ir taip esu tame rangė, jau tiek daug padariau. Kas dar naujokai, galbūt tik pardavėt vieną produktą, o gal tik vienas žmogus jums pasakė taip, gal jis net neįsigijo, bet jis jau susidomėjo. Taip, tai dabar pajauskite tokį tvirtumą. Jau, tai yra labai daug, jau bent vienas žmogus susidomėjo. Taip. O gal aš ten tik vieną postą dar paskelbiau, bet aš jau tai padariau. Taip, kiekvienas savo taške. Ir dabar einam į tą kitą momentą, koks mūsų sekantis laiptelis. Iš karto 1, 2, 3, pakeliam skalę, aš tarsi galiu persinert kostiumą į tą, kurį jau tai padarė. Vat aš esu, galit, kurio žino tos rangus įvardinti, kas aš ten esu, deimantas, safyras, rubinas, ar kiekvienas savo, ar ne, sekantis laiptelis. Mes save turim nuolat pritempti, mes tos kostiumus, rūbus turim persirengti sąmoningai. Taip, tai vat aš dabar esu ta, kuri padarė jau tai, dėl ko aš esu vat ir šituose mokymuose. Sekantis laiptelis, ne galutinis, galutinis niekada nebus, jis visada aukštas, visada kelsit savo vis aukščiau. Imam artimiausią sekantį, kuris visai pakeliui jau mums yra. Ir vat aš tas gracinga, prisižiūrėjusi, didinga. Taip, nes mes kartais kai kurias savybes praleidžiam, o galbūt jos visai geros. Taip, ir net jeigu jums svetima tie žodžiai, jums tai niekada nebuvo vertybė, vis tiek tai prajauskit. Didinga, išmintinga. Taip, pakartokit savo, aš mintyse, aš esu išmintinga, išmintingas, nes aš jau tiek padariau. Taip, jau, jūs jau tai iš ateities. Taip, karalienė, lyderė, niekur neskubantė, jums nereikia kitų aptarnauti. Pasaulis sukasi aplink jūs, pagal jūsų būseną, pagal jūsų kostiumą. Jeigu jūs gražiai apsirengus, čia kaip jūsų protui dabar, kad supras dar labiau, ar ne, karalienė, juk aplink karalienė visi sukasi. Taip, jums nereikia, kad patarnautų, bet tiesiog jūs esat kaip pavyzdys kiekvienam žmogui, kad kiekvienas žmogus gali prajausti tą karalienės būseną ar lyderio būseną. Na, kuris žodis jums labiau tinka, ar karalienė, ar lyderis. Taip. Tas, kuris atsakingas, jau pasiekusi. Nes brangiai brangiosios, jūsų svarbiausia valiuta energija. Va tai, ką mes dabar darom, va ta kalibracija, ką aš prašau jūsų įsivaizduoti, neišgirsti iš manęs, bet prajausti maksimum dabar 100%. Skalė jūsų pakelta, dar laikom dėmesį tame. Aš jau tai padariau. Va tą generuojam, kaip viduj generatorius, jūsų mitochondrijos. Tegul generuoja energiją, va tą valiutą, aš jau tai padariau, kad tai sklistų išorę, kad prie jūsų norėtųsi eiti. Nes kai jūs esat karalius, karalienė, lyderė, imperatorius, kaip ten kiekvienas norit save, kaip jum artimiau, na, kitam gal ir Dievas prilips, kitiem gal konfliktas su tuo kils nesinori, tai kas jum kūrėjas, gali būti kūrėjas, ar ne žodis, bet tas, kuris kūrė savo ateitį, atsakinga už savo ateitį. Tai vat aš esu tas magnetas, nes kai aš esu viduj su atsakomybė, priėmusi sprendimą, galutinį, vat ką ir prašiau, dar kartą prašau, kiekvienas savo viduj, aš esu tvirtai priėmusi, nenoriu norėti ir nebandysiu tai padaryti, bet aš jau priėmiau tvirtą sprendimą, aš tiesiog žinau, kad aš tai padarysiu. Taip? Aš žinau, kad tas žodis tiesiog skamba kiekvieno jūsų ląsteliai. Aš žinau, vat, jau kvepia man tuo, vat, toks tarsi šalia gėlės, kai yra ir jūsų žodžio, taip ir jūsų ta vizija, jinai jaučia. Aš tiesiog žinau. Ir dabar galite net mintyse įsivaizduoti, kaip jūs įžengėt. Taip, tas, kuris dar prisidėt, kuriems sunkiau įsivaizduoti, vat, kažkaip sunkiau į tai eiti. Galite įsivaizduoti, kad aš įžengiu tai. Ir po šitos praktikos net prašysiu, kurie vat, reikia dar labiau pagalbos savo, kad įsivaizduoti, pajausti, labiau esat pastrigę, netgi fiziškai, kai atsistosit po šitos sesijos, iš ten, kur dar ar gulit, ar sėdit, žingsnį žengėt, įsivaizduokit, kad jūs vat įžengėt į tą poziciją, į tą kostiumą. Įžengėt, galit net tarsi apsirengiu, kaip jums labiau priimtina, apsiklostau, apsirengiu, pasitaisau,
aš jau su tais antpečiais, ar ne, su tais titulais, su ta būsena, su ta atsakomybė, kuri manęs neslegia, mane ta atsakomybė žavi. Tai yra mano vertė, mano valiuta. Taip, atsakomybė būti atsakinga, būti karalienė, būti tituluota. Tituluota tai reiškia padėti ir kitiem tuos titulus pasiekti, būti pavyzdžiu. Taip, nearogantiška, bet elegantiška. Tai yra skirtingi dalykai. Taip. Mes visos galim būti su karūnom ir čia nieko blogo. Aš turiu vieną klientę, kuri niekaip negali pasijaus karalienė, nes jai tai kažkokie asociacijos, kad tai yra blogas žmogus. Tiesiog, jai blogas žmogus. Tai va, brangiosios, būkite elegantiškos. Jeigu esate džentelmenas, dabar manęs klausot, būkite imperatorius, kuris atsakingas, valdo, žino, eina, daro, priėmė sprendimą ir darau. Tai va, viduj toks labai aiškus aiškumas, nes kol jūs nepriėmėt sprendimo, pas jūs nėra žingsnių, nėra veiksmo, nėra rezultato. Ir tas žmogus, net jeigu jūs rašot postą, bet nepriėmė sprendimo, tik bandot bandyti, tai reiškia, noriu norėti, o norėti aš galiu visą gyvenimą ir neturėti. Ir taip jūsų žodžiuose jaučiasi, net jeigu ir čia GPT liepia tai parašyti, bet tas momentas, kai jūs liepėt jam parašyti, irgi, vat, atrodo, čia GPT negyvas, o aš vis dėlto galvoju, kad kūrėjas ir per tai kūrė. Per tą įrankį lygiai taip pat. Su kokia energija aš pateikiu užklausą, su tokia energija gavau postą, nes aš atitinkamai ir užklausą būsiu pateikusi. Taip. Tai vėl grįžtam. Man nors, kad jūs kuo ilgiau pabūtumėt, o jau mes čia įsitęsiam, einam į pabaigą. Šiandien va tuo ir baigsim. Va ta būsena. Taip. Tas kostiumas. Aš dabar esu, va ir praėjus, kad ir išorė derėtų iš tikrųjų. Aš esu ta moteris ar tas vyras. Va ta lyderė. Taip pat padariusi tą statusą, į kurį aš dabar einu. Kiekviena savo, net dabar neįvardinsiu, kiekviena savo. O kokia mano laikysena? Taip. Ir šiandieną jums užduotis visą dieną stengtis išbūti šitam kostiume. O kaip aš einu, dabar kai atsistosit nuo stalo po šito mūsų mano mokymų, einat, jūs jau tokia, jūs jau tiek daug padarėte, jau einat truputėlį tą pasislinkusi, ne to, kuri pagal faktą, bet kur aš jūs dabar įkėliau, tą sekant jūsų statusą, į tą laiptelį, į tą pasiekimą, į tą sveikatos būvį. Aš jau tokia. Ir dar ką rekomenduoju, sustatykit telefonę kas valandą, nes pabėgs šitas tiesiog būsena labai greitai, jeigu jūs į buitį nersit. Galite užsirašyti savo titulą, aš jau padariusi tai ir tai, aš jau uždirbus tiek ir tiek, vat kiekviena savo. Ne? Ir kad jums kas valandą priminimas būtų. Taip, aš pati dabar porą dienų taip pažaidžiau labai gerai, žinokit. Ir kai ateina tas priminimas, man čia vat, net jums vedant sesiją suskambėjus, yra užrašyti žodžiai, aš juos perskaitau ir minutę tame pabūkit. Taip, kad užfiksuota. Jūs tada dienoj, nors 1 valandą, nors valandoje 1 minutę pabūsit toj būsenai. Kuo jūs dažniau toj būsit, tuo labiau tai jūsų galimi klientai. Iš jūsų spinduliuoja magnetiškumas. Nes kai jūs esat pasitikinti, kai jūs esat viduj tvirta, tuo pačiu ir švelni, bet tvirta todėl, kad jūs turite aiškumą, jūs žinot, kur jūs einat. Ir pas jūs nekyla klausimų, kaip su to pasitikėjimu man ateis reikiami įrankiai. Aš gaunu, penktadieniais gaunu įrankius, per kitus mokymus, pirmadienis, trečiadienis gaunu įrankius. Taip? Ir galų galiai bus taip, kad ateis per kitą žmogų, gal svetimą visą kažkokią frazę, kur, aš galiu tai pritaikyti. Taip, taip, brangieji. Tai vat prašysiu, norėjau duoti daugiau, bet šiandieną užteks. Bus dar čia mūsų tų susitikimų, neišsisemkim, ar ne? Kiekvienas atsinaujinimas kartą mėnesį, mes galėsim vis truputėlį kitaip į tai įeiti. Taip, ir vat šiandien visą dieną, ir rytoj gaudykit save, priminkit, aš jau esu tame kostiume, kokiam, ir stebėkit, kurį kostiumą aš dabar užsidėjusi, su vyru kaip kalbu, su vaikais kaip kalbu, taip, su partneriais kaip kalbu, ar ta, kuri priėmusi sprendimą ir kuri, net jeigu ir nežinot sudėdamųjų dalių apie produktą, jums to nereikia, jums užtenka žinoti, kad jūs žinot, kad produktas geras, jūs žinot, kad yra tos sudėdamosios dalys parašytos, galima atsiversti ir pasiskaityti, jūs neprivalot mokėti mintinai marketingo ar sudėdamųjų dalių, jums užtenka pagrindą, pagrindas tai yra tikėti. Taip, ir būti priėmusi sprendimą. Tai ką, brangiosios, šiandieną tuomet čia ir sustosim. Galit, kas nori dar ir likti toj būsenoj, žodžiu, dar truputėlį giliau į tai panerti. Galit pasnausti, kad užfiksuoti.
Ir primenu, atsistojat, jau einat su tuo savo kostiumu. Taip, su tuo statusu, apie kurį į kurį dabar aš jūs perkeliau. Kiek jums pavyko persikelti. Taip, taip. Jei kas norit pasidalinti, dar paklausti, tai gali tai padaryti. Kokį jie pelną turės. Taip, va, visai kitas, tas pats, bet visai kitaip pateikta. Taip, labai gerai. Labai ačiū, Taip. Lenutė, tikrai. Tai ką, mergaitės, šiandieną visą dieną užsidėjom kostiumą dabar ir vaikštum su to kostiumu. Aš jau esu ta. Ir gaudykit ryt ir poryt ir, žodžiu, ir stebėkit tuos kostiumus. Ypač jeigu pasijutėt suirzus, sudirgus, viskas, vadinasi, jūs ne tam kostiume, kai jūs ne tam kostiume, ne pagal situaciją kostiume, iš karto jum ir rodo kūnas. Aš pikta, aš kažkokia nelaiminga, aš apatiška. Stop, 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 ką aš apsirengusi. Gali net fiziškai, kam tai padeda, nusirengiu aš viskas, sudraskau tą kostiumą. Aišku, čia yra gilūs vidiniai dar dalykai, bet nors tiek padarykit. Taip, nors padarykit sąmoningam lygmenį tiek, ar ne? Jau ten mes giliau tai dirbam, mes asmeniškai dirbam.